Mokyklose plečiamas mergaitėms skirtų higienos stotelių tinklas. Elektrėnų gimnazijoje iniciatyvą tokiai stotelį įrengti parodė pačios moksleivės. Surengė apklausą, ruošė projektą, lėšų skyrė savivaldybė. Kol kas tik pirmąjį bandomąjį stotelį, tačiau neatmetama, kad jų daugės. Anot moksleivių, mergaitėms skirtos higienos stotelės būtinos kiekvienoje mokykloje. Elektrėnų Versmės gimnazijoje lapkričio pradžioje įrengta mergaičių higienos stotelė paketais pildoma dar tik antrą kartą. Tokią stotelę mokykloje įrengti sumanė gimnazistės. Visoje savivaldybėje apklausą darėme ir išaiškėjo, kad trūksta šių dalykų mūsų mokyklose. Surengus apklausą apklausta 255-12 klasių mokinių. 90% pasisakė, kad mergaičių higienos stotelės reikalingos. Projektą ruošusios merginos sako, kad tokios priemonės būtinos kiekvienoje mokykloje. Tai liudija ir asmeninės patirtys. Aš esu pati galbūt patekusi į panašią situaciją, kai pati nesu pasiemus. Tada reikia praleisti pamokas, eiti namo, nes tiesiog neturi priemonių, gal draugės neturi paskolintas. Svarbus dalykas, kur kiekvienoje mokykloje turėtų būti kaip ir tualetinis, kaip ir popierinis rankšluostis. Iki šiol iškilus poreikių merginos higienos priemonių galėdavo gauti nebent sveikatos specialistės kabinete. Specialistė sako, vienos tiesiog būdavo pamiršusios atsinešti. Kitoms iš sunkiau gyvenančių šeimų sudėtinga net ir įsigyti. Merginoms poreikis yra tikrai nemažas, nes yra įvairių šeimų, ar ne, ir mums tai yra kaip pirma pagalba. Ateina į savaitę bent 1-2 merginos visada, tai poreikis tikrai yra didelis. Mokyklos direktorė mokinių iniciatyvą palaikė, tačiau pripažįsta, nuogąstavimo buvo, kad priemonės bus eikvojamos be reikalo, ypač išgirdus pasakojimo, kad paketais ir sienos nuklijuojamos. Patirtis kai kurių tokia, jog ypatingai pradžioje buvo labai daug išeikvojama, sunaudojama per pirmą savaitę ar net pirmą mėnesį, kad rasdavo besimėtančius tos paketus. Tai galiu pasidžiaugti mūsų gimnazijos kultūra, merginų, jog labai atsakingai vartojama ir naudojamasi. Higienos stotelė įsigyta savivaldybės lėšomis. Rakinama dėžutė ir 300 paketų kainavo 160 eurų. Tokio kiekio higienos reikmenų gimnazijoje, kurioje mokosi apie 250 mergaičių, turėtų užtekti iki gruodžio vidurio. Planuodami kitų metų biudžetą jau nusimatėme lėšų, kad būtų perkamos ir higieninės priemonės merginoms. Savivaldybė svarsto finansuoti tokių stotelių įrengimą ir kitose mokyklose. Visas mokyklas apėmus yra virš 900 mokinių ir jeigu visą poreikį patenkinti, minimaliai patenkinant poreikį, yra maždaug nuo 2000 eurų. Čia be stotelių pirkimo, tik taip pačių higienos priemonių. Pirmoji Lietuvoje higienos stoteles prieš metus įsirengė Kuršėnų mokykla. Vėliau šiuo pavyzdžiui ėmė sekti ir kitos mokyklos. Nemokamų menstruacinių produktų mokyklose praktiką taiko Škotija, Naujoji Zelandija, kitos šalys.